Yra tokie žmonės gelbėtojai. Ir aš ne apie profesiją. Apie žmonės, kurie linkę spręsti kitų žmonių problemas, už juos daryti, už juos geriau žinoti, kaip jiems reikia. Ir tie gelbėtojai nuostabų žmonės, bet jie kartais ima ir pavargsta. Apsidairo aplink ir supranta, kad jau visus gelbėjo, visus. Ir dauguma neišgelbėti taip ir liko, nes jie nenorėjo išsigelbėti. Bet ko dar nebandė gelbėti gelbėtojas, tai savęs. Nebandė savęs išgelbėti iš šito nesibaigiančio žaidimo, kuriame jūs tikrai žinot, Karpmano trikampis vadinasi šis žaidimas, kuriame yra nuskriaustoji dalis, nuskriaustasis žmogus arba auka, yra tas, kuris nuskriaudė, ir yra gelbėtojas, kuris dabar turi išgelbėti. Realiai tą akimirką gelbėtojas prisiima atsakomybę už to nuskriaustojo gyvenimą ir bando kažkaip sutvarkyti, išspręsti jo situaciją. Anksčiau ar vėliau, bet kuris gelbėtojas atsidurs nuskriaustojo pozicijoje. Nes tas nuskriaustasis greičiausiai ateis ir pasakys: klausyk, tu čia mane gelbėjai, bet ne taip išgelbėjai. Tu per mažai mane gelbėjai, nes matai, tu manęs neišgelbėjai, tu neišsprendėjai mano visų gyvenimo problemų. Žodžiu, gelbėtojas lieka kaltas dėl gelbėjimo būdo, metodų arba rezultatų. Ir tada neišvengiamai jis atsiduria nuskriaustojo pozicijoje, apsikeitė vietom. Ir dabar nėra tų, kurie ateitų ir išgelbėtų, ir lieka gelbėti save. O išsigelbėti galima kokiu būdu. Bet kaip į tai įsivėliai, taip iš to ir išeiti. Tai yra nustoti gelbėti ir sugrąžinti kitiems atsakomybę už jų gyvenimus, sau pasiliekant savo dalį. Kažkaip taip.